Žmonių pasakojimai apie išgyventą priešmirtinę patirtį mums yra paslaptingas bei mįslingas reiškinys. Daugelis žmonių išgyvenusių šią unikalią patirtį pasakoja apie neįprastus ir neįtikėtinus dalykus, kurie nesutampa su mums pažįstama tikrove. Gydytojas psichiatras Vadim Molodai pasakoja apie vieną tokį nepaaiškinamą atvejį savo praktikoje, kuomet jaunas pacientas po klinikinės mirties papasakojo apie išgyventą priešmirtinę patirtį, kuri ne tik nustebino gydytoją, bet ir jam iškėlė daug klausimų apie žmogaus sąmonę bei jos galimybes. Ir taip pat privertė giliau ir iš naujo susimastyti, kasgi iš tikrųjų vyksta, kai žmogus peržengia per slenkstį tarp gyvenimo ir mirties. Aš turėjau pacientą. Tai buvo jaunas vyras, paprastas, eilinis, neišsilavinęs vaikinas. Jis susituokė su viena mergina, kurios ilgus metus dėmesingai siekė. Ir vieną dieną, kai jis netikėtai grįžo į namus, ją užtiko su kitu vyru. Taigi jis nesugalvojo nieko geresnio, kaip tik pasikarti. Reanimacijoje tą vaikiną atgaivino. Jis man vėliau papasakojo ir apie įspūdingą skrydį tuneliu ir nuostabią šviesą, ir apie kitus elementus, kuriuos pasakoja žmonės išgyvenę priešmirtinę patirtį. Tačiau prieš tai jis man papasakojo, jog ligoninėje klinikinės mirties metu pajautęs visišką laisvę, jis pajuto ir galimybę skristi bei persikelti kur tik nori. Ir jis papuolė į kažkokį kambarį su brezentinė užuolaida. Kambaryje nieko nebuvo. Staiga atsidarė durys ir įėjo kažkoks darbininkas, kuris rankoje nešėsi darbinius batus ir pastatė juos ant lentynos šalia kitų. Ten buvo darbininkų persirengimo kambarys. Na, aš kaip gydytojas pamaniau, jog jam tiesiog buvo haliucinacija arba smegenų asfiksija, kai organizmas negauna pakankamai deguonies. Tačiau taip atsitiko, kad mano vienas pažįstamas medikas kaip tik dirbo reanimacijos skyriuje. Taigi aš jam paskambinau ir sakau, klausyk, štai pas mane toks pacientas. Gal galėtumei patikrinti, ar yra ligoninės teritorijoje toks kambarys su brezentinė užuolaida, tokios lentynos su batais ir darbininkas. Taigi, po kurio laiko paaiškėjo, kad toks kambarys iš tikrųjų yra. Ir darbiniai batai stovi ant lentynos, ir taip pat yra ir darbininkas. Pasirodo, jog tai buvo darbų vadovas statybininkų, tuo metu remontavusių vieną iš ligoninės korpusų. Aš vis niekaip negalėjau suprasti, kaip šis paprastas eilinis, neišsilavinęs vaikinas be fantazijos sugebėjo papasakoti tai, ko jis nematė. Man reikėjo rasti tam logišką paaiškinimą. Aš ligoninėje išsiaiškinau, kokiu keliu jį vežė į ligoninę. Taigi, jį vežė iš visiškai kitos pusės ir pro kitus vartus, todėl jokiomis aplinkybėmis nei darbininkų, nei remontuojamo ligoninės korpuso jis matyti niekaip negalėjo. Be to, jį vežant į ligoninę, jis gulėjo greitosios automobilyje. Tada, nuvykęs į ligoninę, aš pradėjau teirautis, ar kas nors galėjo jam visą tai pasakyti. Tačiau kasgi ir dėl kokių priežasčių apie tai pacientui ims pasakoti reanimacijoje. Be viso to pats faktas yra toks visiškai nereikšmingas, visiškai pašalinis ir nepritraukiantis jokio dėmesio. Kažkoks darbininkų vadovas į persirengimo kambarį nunešė batus. Šis atvejis, nors ir atrodytų kaip paprasta haliucinacija, paliko man gilų įspūdį. Aš ilgai mąsčiau apie tai, kas įvyko ir kaip tokia tiksli informacija galėjo pasiekti žmogų, kuris fiziškai niekaip negalėjo jos sužinoti. Neretas patyręs klinikinę mirtį
praneša apie kažką nepaaiškinamo, kas peržengia mūsų įprastą suvokimą. Tačiau šis įvykis man tapo tarsi raktu į paslaptį. Galbūt mūsų sąmonė yra daug platesnė ir sudėtingesnė, nei mes manome, ir mums parodo, jog yra kažkas daugiau už mūsų įprasto suvokimo ribų.